Šilta šiluma pagaliau atėjo į Lietuvą. Orai vis labiau šils, temperatūra naktį bus teigiama. Dieną kritulių nenumatoma, bus giedra iki 16 laipsnių šilumos. Labai tinkama temperatūra raudonos nosies dienai. Toliau žiniuose sporto naujienos jas pristatys mano kolega Jonas Valančiūnas. Futbolas. Pasaulio čempionato atrankos mačas tarp Olandijos ir Kolumbijos rinktinių baigėsi dar neprasidėjus antram kėliniui. Olandai surūkė visą aikštės žolę, o kolumbiečiai suostė stadiono liniją. Maladėts. Kas dar čia? Lietuvos futbolo rinktinė vis dėlto laimėjo kelialapį į pasaulio futbolo čempionato finalinį etapą. Jie kelialapį rado po Coca-Colos kamšteliu. Ir taip galima. Maladėts. Šachmatai. Siekiant populiarinti žaidimą šachmatais, televizijos transliacijų metu įdomiausi ėjimai bus pakartojami sulėtintai. Gal ir padės. Plaukimas. Baltarusijos plaukikai, siekdami bauginti ir sumenkinti savo varžovus, į glaudės įsidėjo bulves. Aš manau, tai nepadės. Krepšinis. Gerai. Robertas Jevtokas galingų dėjimų nulaužė Zavmaš komandos krepšinio lanką, bet taškai nebuvo įskaityti, nes kamuolys ir visi kiti žaidėjai buvo kitoje aikštelės pusėje. Grybas. Tenise. Po Lietuvos teniso rinktinės įspūdingos pergalės prieš Adžarbandžano rinktinę treneris pasakė, tarp blogų šokėjų ir blogų tenisikoje daug bendro. Nu, užtenka, Jonai, jau prisikalbėjai. Jau? Jau. Juk čia raudonos nosies diena. Tai viskas galima? Aš manau, galim šiek tiek pajuokauti.